O kokio floriko gegužų turi istoriją? 2. 4 kokie neturi? Turiu. 2-4 bus ir 3 gal turiu. Gerai. Tai palauk. Tu man šitas prostidžius, ne? Jo. Va gera miškerukė. Lokas Jana blemba. Konkreti. Ir josgi nebrangios. Ar Žaužia baisiai. Na ir tą dar pasitaisysiu. O yra ilgesnių? Yra visokių. O tu turi... Naują čia kažkokį valą tu gavai? Ne naują gaudžiau šiemet ant jo nemažai. Gan. Geras slidus. Ai, Major Crafto čia. Geras. Ai, tu vyniau? Vyniosiu. Žaliukas, gražus. Tai svarbiausia. Svarbiausia žalias. Nu, aš kitokio, negražus tai nedėdu. Tai jo, žinai, tu toks gražuolis pats. Gražuolis arklys. Tai ir valas turi būti gražus. Geras gaudžiau aš su juo ir šveduose, kai buvom lemba toks. Slidus drūtas. Gali varyti? Gerai, davai. Labą dieną, bičiuliai. Sveiki. Su jumis YouTube kanalas Modestas žuvauja. Aš pas gegužuką valtį. Senai jau buvom pavėliu. Nu ką, prieš Švediją senai nustaida. Nu jo, prieš Švediją. Ir šiandien, kaip matot, Nemunas, kaip jau mums patinka, Povilai, ne, čia ta gamta, gražu, baubė ten tie tavo augintiniai. Miško baubė. Jo. Ir nežinau, tikslas iš tikrųjų, biškiai šiandien taktika bus kitokia negu visada. Jeigu anksčiau visada leisdavomės, tai šiandien nusprendėm su Povilu, kad jeigu matysim kažkokį gerą tą vadinamą atvajuką ar duobelę kažkokią, stengsimės inkaruotis ir apgaudyti. Visgi rudenėja, kad ir kaip šilta, bet nu vis tiek tos lydekos jau nori, nenori turi pradėti judėti. Ir gal daugiau tikslas, mano gal bus daugiau tikslas lydeka, Povilas, nežinau, aš ir gaudysiu iš tikrųjų, kas liečia masalus, tai pasiėmęs gumų, nors anksčiau praktiškai niekada neimdavau gumos Avarūna Evo, Avarūna Dan, nėra didelės, 4,5, Pontoon 21 firmos, kaip ir jau tradicija turbūt tapę, kaip visuomet. Turiu aišku ir vobleriukų nemažai, vobleriukai irgi kaip visuomet jie. Zibaitai, Pontoon 21, Megabasai, Duo, turiu dar va, kas įdomu, blizgelės. Jeigu reikės kažkur toliau paduot, pasižiūrėsim kaip čia, nes realiai su kuo pakalbėjau, tai nieks nemune kaip ir nelabai pagauna, bet nu, nebandysi, nežinosi, irgi Pontoon 21 blizgės, jų vardas Pako, tai pasižiūrėsim, ar Pako suveiks, ar nesuveiks. Jeigu bus, nu, tam tikras ruožas, kada reikės
gaudyti blizge. Ką daugiau apie meškerytės, jeigu tai Major Crafto Siana nuo 4 iki 15 gramų, 7-6 ilgio. Smagiai žiauriai meškerytė. Aš čia ir nuo kranto ganėtinai dažnai vaikštau, mėtau valteliai, tokia. Atkreipkite dėmesį iš tikrųjų, nes kada ir, kaip žinote, aš dirbu žvejų parduotuvėj, tikrai daug meškerių šitų parsiduoda ir iš tikrųjų labai gera kaina ir tikrai pagal kainą kokybė žiauriai liuks. Tai Siana jų ilgių irgi yra įvairiausių ilgių, ten kietumų, užmetimų ir taip toliau. Tai aš ją turbūt gaudysiu daugiau guma tokia lengva ir adžidojau čia kaip ir nežinau, kas gali būti geriau. Nuo 1 iki 15 gramų užmetimas, 7-2 ilgis. Po aviliukui daviau šiandien paprašė išbandyti cross stages. Čia iki 21 gramo, 7-21, 8-6 ilgio. Irgi daug atgaudžiau aš su jie šiemet, tikrai, dar va Povilas pabandys, pasižiūrės, jeigu patiks, tai gal ir dar kokį kartą paskolinsiu. Ir liks jinai. Neliks. Liks valti. Ir kita meškerytė po aviliuko, tai jau čia irgi klasika, pinvylas. Iki kiek čia tavo po aviliuko? Nuo 0,6 iki 10. 12 ar 10? Iki 10, man atrodo. Tai čia va bobleriukam yra pats tas, pernai mes su jie gaudydavom, atrodo, būdu ir. Tai va, o ką daugiau po aviliukai? Dabar kylam aukštyn, a ne? Kylam aukštyn, ieškom vietelių ir žiūrėsim ar gumą, ar bobleriuką. Jo, visgi vis tiek ryšimės. Aš tau turiu dar tau dovaną iš tekančios šalies. Ne iš Trituruso? Ne. Neradai. Čia tas, atsimeni? Tai čia ne dovana, čia skola. Ačiū. Čia kai ant gumos nieko nepagaus, tai va šitą užsidėjau. Jo. Gerai, bičiuliai, kylam aukštyn ir bandom, nes nekantrauju, žinot, Pavilai, tai baisiai. Aš labai. Irgi noriu. Jo. Daug nežinau. Pažiūrėsim, čia ar tau lengviau ten su kokiu briedžiu susitart, ar lengviau bus su šapalu susitart. Matysim. Lekim, ne? Lekim. Kiek čia pasileidom, turbūt kokius 200 metrų gerus ir pirmas kibimukas. Šapalynas. Kaip pasiilgęs aš jau tų smūgių buvau jau. Nedidukas, bet kalė konkrečiai. Ridžia Cam 3 SP natūralkiai. Nemunas yra nemunas. Kol kas nesiinkaruojam, leidžiamės žemyn upe ir šmiguojam į pakraštukus, bet pažiūrėsim, ar čia ta gera pradžia bus pusė darbo, ar nelabai. Seklus nemunas iš tikrųjų. Reikia žiūrėti, kaip jeigu plauksi, tai labai atidžiai žiūrėkit, kad nekaltumėt ar variklių į kažkokį akmenį, ar kada leidžia, tiesiog kokia graži čia turėtų būti. Iš tikrųjų gal ir būtų galima va tokioj va kaip vietoj net užsiinkaruot, nes čia va kaip ir matosi tokia ganėtinai nemaža duobė pagal vandenį. Va. Aš tokį ištraukiu, o gegužį su kažkuo kovoja. Šelvok, čia palnelį. Lydekaitė lygtais, ne? Ne. Mano tema. Šitas ilgas. Va.
Wow, wow. Gerai, bet vadėlų. Palauk, susitvarkysime šituoj. O, koks šabakštynas. Išilginis metimukas prie žolyčių. O paleisiu šitą ir jam paimt. Paimt. Ką jame gegužuk? Zipuką. Toks irgi nelabai natūralkė, toks ryškaliukas biškai. Geras spalva šitas. Šitas. Opa, išėjimas koks. 5-6. O ten šelmis. Kuriam? Nei vienam, aišku. Tik visada. Ta vieta, kai tikiesi labiausiai, jau, kad jau bus. Ir nieko. Būna nepyk. Aukščiau. O, kaip gerai susipalysė. Mano, vėl. Tavo gravis. Mano gravis. Žvakutė. Pasakėm irgi. Putos, atvajukas ir Ir 1000 lydekaičių tokių. baisiai didelių. Be daug. Bėda. Kažkaip reikėtų didesnių, ne, modulių. Jo, jeigu toliau kals tokios lydekaitės, tai biškį turbūt eisim į seklesnius ruožus, į apsemtas žolės ir bandysim turbūt viliotą tokią baltesnę žuvį, šapalą, salatį kažkokį, nes nei vienos normalios lydekaitės tokios, va kaip Povilas ištraukė, jau gal 10 kokią mes jų čia pagavom. Net nėra ką rodyti iš tikrųjų, bet ir dabar ir gaudom tokioj vietoj, kad, daugiau šansų, kad bus lydeka. Dėl to ir vobleriukai, gili vieta ganėtinai vobleriukai, va tokie va, su ganėtinai ilgais liežuviais, neria iki 2 metrų. Ir irgi tas pats žvejybos būdas, meti į kraštą, čia, kaip matot, statūs šlaitai. Galima jau vien tik iš to nuspręst, kad čia yra tikrai gilu. Nedursim, čia kaip ten tiek neveikia. Ne. Va, palauk, atsargiai, čia va galim sėstam. Sėjim karvuojam čia. Tai žaisti. Oi, to.
snapukas. O, kažkur gali dariu kreplės. Nu, mažylė, tai duok. Leliukas. Nu tikrai, be skaičiaus, bičiuliai. Ar krenkiuką dedi, ar pailgą vobleriuką. Visur vien šaudyklytės. Kaip matot, stovim užsiinkaravę ir kaip buvo iš tikrųjų. Įsileidom valtį, pakilom upę aukštyn ir ganėtinai daug tų kibimų. Nedidelės tos žuvys, bet kibo iš tikrųjų gerai tiek lydekaitė, tiek šapaliukas vienas kitas. Povilas šelviuką nedidelį. Bet toks vaizdas, įsivaizduokit, leidomės žemyn, čia tą ruožą praėjom, čia tas ruožas nėra didelis, turbūt koks 1,5 kilometro. Ir kuo toliau leidomės žemyn, tuo didesnė tragedija buvo iš tikrųjų, nes nei to mailiuko kažkokio, nei nieko, absoliučiai, toks negyvas Nemunas, net ir čia va, kur tų kibimų yra, tai viso labo matėm turbūt 1 ar 2 šelvio kažkokius tai išėjimus. Dar ten kokios mažos žuvytės pliaukštan, aukšlytės, bet dar tokio negyvo Nemuno bičiuliai aš tikrai nesu matęs. Tikrai nuoširdžiai sakysiu, kad taip nejudėtų žuvis, tai neįsivaizduoju. Ir dabar va kaip gaudom. Pasileidžiam truputėlį, pamatom kur kažkoks, tai va atvajukas va galima parodyti. Va čia va tarkim toks apsemtas akmuo ir gaunasi tokia kaip lyg užtvankėlė. Ir tokiuose va, užutekiuose vadinamuose ir gaudom, nes bandėm po to ir salatį kažkur giliau paieškoti, prie akmenų kažkokių, tai nieko. Kur dingo žuvis iš tikrųjų neįsivaizduoju. Ar čia tie orai šilti dar kad tokie, ar kas čia darosi, bet taip tikrai neturėtų būti. Va. Apmėtom tokius varuožėlius, pasileidžiam žemyn upę ir vėl užsiinkaruojam ir taip gaudom tą dėją, bet nedidelę Nemuno lydekaitę. Opa! Opa! Nu? Kalsi dar žvakutę. Opa! Opa! Oi, kiek daug žvakučių. Bet tai kad ta lydekaitė kaip žvakutė dydžio. Mano reklytės. Visgi smagu, ką, nedidelės to žuvis, bet ant to nedidelio giliuko ir dabar va pradėjau gaudyti krenkučių, tai žinokit, žuvis žiauriai. Kala tik paplaukė ir švaikė. 2 arealis, crank, mid, roller. Va toks. Gera spalvelė. Oi, maliokė. Pastovi. Aha, gal dar kartą griebs, leis gegužį. Judame toliau. Net nelabai iš tikrųjų tikiuosi kažką didelio pagaut. Tų nedickų tai tikrai be dievo myros, kaip močiutė sakydavo. Kaip didelę rast. Nežinau, ar jos iš Švediją visos išėję, ar kažkur kitur.
Okunis. Kelkušto žilkos. Dusioj nepagaunu, tai čia pagaunu. Geras. O. Kuprius. Krenkutis. Nors bėgs. Nu, dienelė. Tikrai ne pyragai. Žuvų daug, bet dydis tai tikrai neįspūdingas, patys matėt. Nu, tikrai ne pyragai, gal dar čia tas vanduo šiltas, neįsivaizduoju, nes ryte buvo 16, dabar va gale žuklės jau 18. Nu, tai toks kaip ir tas vasariškas vanduo, vasaros režimas, bet nu, vasarą vis tiek juda kažkaip tas plėšrūnas, tai koks šapalas, tai tas salatis kažkur pasirodo. Ir su tais kibimais kitaip, nu, bet šiandien, nu, patys žinot, kad būna tų dienų. Tokių tragiškų kaip šiandien ir net nežinau, ką čia galima iš tikrųjų papasako daugiau. Nu, yra kaip yra, gaudžiau, jeigu apie masaliukus, tai visgi šiandien turbūt numeris 1 buvo krenkučiai čia tokie tie, tai tarkim, kur ir ežeruose gaudydavau Doro, Realis, Rozantė, Šadai, PM7, Emeras, va tokie, kur truputėlį giliau būdavo, va tas geltonukas, va visas sukramtytas tų šaudyklyčių. Ai, nu va dar tas, va labai šiandien kažkaip tai stipriai grojo. Nu, bet faktas tas, kad tokie arba krenkas, arba ta forma, arba toks pusiau, nu, tarkim kaip ir šitie. Gaudėm, nu, patys matėte tokiose vietose, kad, sakau, bandėm, ganėtinai ilgai atgaudėm, dviese su Povilu, nu, atidrožėm taip ščyrai, kaip sakoma, bet, nu, išsigelbėt, jeigu, kad pagaut kažką, kad gaut tą kibimą, tai visgi kažkur tokiose kaip užutekiuose, tokiose įlankėlėse kažkokiose žolės apsemtos, vanduo žemas, to gylio kaip ir nėra daug, bet, nu, tarkim, tie vobleriukai kaip ir tokie ganėtinai giliai, jie nerintys, nu, tarkim, ten apie 1,5 metro iki 2 metrų, tai tokiose vietose daugiau ir buvo, tai kur truputėlį gilesnės vietos, tai tavo tokį kišdavau 2 Realis Šad šiam 2DR SP. Ir pantunčikai tie va, tokie giliau nerintys graino irgi. Bet, nu, yra kaip yra tų tokių nepasirinksigi. Žuvys yra žuvys. Užrištos burnos didesniem žuvim ir nieko nepadarysi. Nu. Taigi tiek, bičiuliai, turbūt iš šaudyklių gyvenimo. Ir su jumis buvo YouTube kanalas Modestas žuvauja. Kie.